Atspėk, kad šis žmogus išsiuntęs jam 15 žinučių. Jei nesugalvosi ko paklausti, rašyk žinutę pagalba ir 3 klausimus mes galėsime parašyti už tave. Ar viskas aišku? Easy, važiuojam. Žmogaus nepažįstu, tai pasisveikinsiu oficialiau. Iškart formuluoju kitą klausimą. Va čia ir paaiškės. Važiuojam su tu. Ką čia? Keistai bus paskui susitikus. Gerai, važiuojam. Tada labučkis. Labučkis? Man reikia išsiaiškinti, vyras ar moteris tai. Tokių dalykų nelabai reikia meluoti, nes realiai tada visiškai nesupras. Domina. Kodėl uždėjo tą emoji seniuko su ūsais ir akiniais? Kasgi tai galėtų būti? Vytenė Pauliukaitė, ar tai tu? Ar tave mačiau per televiziją? Tikriausiai, kad taip. Galimai, bet nesu tikras. Gerai, galimai, bet nesu tikras. Paklausiu kito klausimą. Ar mes pažįstami? Nes jau man biškai susiaurins ratą, bet blemba, čia tiek žmonių pažįstu. Ar mes realiai pažįstame? Bet į Naglis visus pažįstame. Kaip įdomu. Va, kiek tau metų? Suks uodegą. Gerai, kiek man metų? Daugiau nei tau, mažiau nei tau. 33. Beje, 33 man labai patinka skaičius. Mano namas 33. Kiek vaikinų pažįstu su 33 metais? Nu, pažįstu vieną labai gerai, kuriam 33 metai, Lukai Griciau, bet negi taip iškart šausiu. Gerai. Labai laukiu. Ar buvai ant viršelio? Realiai, kaip pagrindinis nebuvau, bet buvau įdėtas. Taip, buvo ant žurnalo viršelio. Kiek mes šitų žurnalų Lietuvoje turim kelis? Ar dainuoji? Labai mėgstu, parašysiu. Tai suklaidins. Uždėsiu neaišku šitam veideliam. Labai mėgstu. Nu ką reiškia labai mėgstu? Ar dainuoji profesionaliai? Labai mėgstu. Nu tai tada dainuoja. Instagrame seku tave. Va, koks geras klausimas. Aš nežinau realiai. Tik reikia atsiminti, ką aš seku Instagrame, nes seku virš 1000 žmonių. Jis nežino, ar aš jį seku, o mane ar seki. Aš išnaudosiu toj klausimus. Viskas, imu pagalbą. Aš tai tikrai seku. Kiek vageliai metų? Taip užtikrintai. Oh my god. Paprašiau pagalbos. Biški mane gal užmes į kažkokį tai kelią. Kokia tavo šukuosena dabar? Ne! Clean shave parašysiu. Nusiskutęs, be plaukų. Bareikis, bet jis vyresnis už mane. Mažiai kažtų skarelę. O Dieve, jaučiu įtampą. Kas galėtų būti? Saša Song? Oh my god. Kiek sekėjų turi Instagrame? Kodėl? Nėra taip sakė. O tai ką jis visus žino sekėjus? What the fuck? Aš apvalinsiu sumas. 13 000. Gerai. O Dieve, ne. Rimvis? Kokia paskutinė tavo daina? Sakė, kad dainuoja, labai mėgsta. Bet jis čia net neklausė ir nematė. Mažo miesto mergina. O Jėzau, kas čia per daina? Aš išprotėsiu. Atsilupęs. Jis nežino. Liko 2 klausimai ir 2 pagalba. Gerai, pagalba. Pagalba, vienareikšmiškai pagalba. Noriu aš atspėti. Oh my god, kaip gerai. Kokia yra mėgstamiausia tavo suknelė? Alenčiko! Aš nelabai nešioju suknelę. Tomas. Jo, jis be plaukų. Tai neturiu mėgstamiausios. Kų dabar? Neturiu mėgstamiausios. Kol kas. Gerai, reikia paklausti, ar turi 2 sceninius vardus? Čia mano paskutinis klausimas. Jeigu iš po šito nespės, tai... Taip. Gerai, spėju. Tomai. Sveiki. Kito sceninio vardo aš neatsimenu. Lion kažkas uždėjo širdelę. Atspėjau. Sveiki. Nu, patiko? Kai man patiko, aš labas. Man patiko spėliot, bet buvo sunku. Jo? Aha. Man patiko žvengti iš tavo spėliojimo. Jo? Jo. Taigi žinai, kas aš, ne? Tai aišku. Man nepadėjo tie plaukai, galvoju, negi Vidas Bareikis. Blemba, ne, jisai vyresnis. Tada pradžioje galvoju, Lukas. Ir aš galvoju, blemba, jis mane seka iš viso ar ne? Seku, gerai. Aš žinau.